kada reikia atlikti pakartotinius pjūvius. Tai kaip aš einu iš situacijos, tarkim, čionais meistrams ir pradedantiesiems meistrams toks neblogas patarimas. Tai susigadina šitą gumutę. Bet aš matuoju šiek tiek kitaip, aš nesiorientuoju pagal pačią gumutę, jeigu ypač jinai yra supjaustyta, sukapota taip kaip šita. Liniuotė yra 14,5 nuo disko, priklauso aišku kokius diskus naudosit. Jeigu originalius diskus, tai tada viskas atitinka idealiai. Tai 14,5 cm yra plotis šitos liniuotės ir jeigu man reikia pavyzdžiui 50 cm atpjauti tiksliai, tai aš matuoju ne 50, o 35,5. Supratote, minus 14,5 ir visada gausis idealiai tikslus ir visada toks pats pjūvis. Mafelis suderinamas su bošu arba atvirkščiai. Tai kada man reikia atsipjauti, pavyzdžiui, žinau, kad man tokių pačių plokščių reikės keleto vienetų, tai aš iš karto susidedu, kiek man reikia ir tada jau rėžiu su šituo pjūklu. O visus kitus pjūvius, pavienius, tai aš atlieku su šituo. Labai lengvas, labai patogu manevruoti. Su įgilinamais pjūklais aš pjaunu praktiškai viską. Gipso plokštės, cementinės plokštės, plaušo plokštės, visiškai viską. Ir dirbu visada su siurbliu. Arba tu kvėpuoji dulkes, arba dirbi su siurbliu švariai ir dulkių nekvėpuoji.